O aš gal tada dar pasinaudodamas progą vėl pabandysiu paargumentuoti, kodėl ne kažkadaise, kaip man iš TV3 sakė, gelbėtojų tokių buvo. Mes nesam gelbėtojai. Mes esam su savo vizija ir pateikiam Lietuvos viziją, kaip per bendradarbiavimą, per sugyvenimą su kaimynais ir per susigrąžinimą į Lietuvos žmonių rankas savo valdymą, per Seimo narių atšaukimą, per Seimo prostitucijos beveik panaikinimą, beveik, nes 100% panaikinti neįmanoma, kai mes galim tapti šeimininkais savo šaly, tai mes tokią kryptį pasiūlome. Ir kodėl mes esam vieninteliai? Nu, pavyzdžiui, lakmuso popierėlis. Partijos, kurios niekad nebuvo Seime. Jos galima sakyti, o jos irgi yra nesisteminės, ar ne? Toks požiūris gali būti. Mano tada kuklus klausimas. Va, tarkim, jūs advokataukite tom partijom, kuris niekad Seime nebuvo. Nu, kokias mažesniųjų gali. Nesvarbu, kokią paimsi, pavadinimą nesakyti. Nu, nebuvo niekada. Jo, gerai, tegul. Aš jos teigėjas buvau. Tai mano klausimas. Jūs advokataujate. Kaip jie pasisakė, kai į Konstitucinį teismą buvo paskirtas žmogus, kuris jau sulaužė Konstituciją? Neužfiksavau. Tikriausiai nepastebėjau. Iš vis tylu. Kaip jie pasisakė, kai praėjusią kadenciją Lietuvos Amerikos karinė sutartis buvo patvirtinta, kuri sulaužė ir Konstituciją, ir Konstitucinio teismo išaiškinimo. Jie pasisakė gerai. Aš po to išmečiau iš visų Facebook'o draugų visus Sinicus, Kojalas, kurie buvo pas mane. O turėtų sakyti ir rėkti, Konstitucija yra neleidžiama laužyti, jie sulaužė savo priesaiką ir taip toliau. Tai vien du pavyzdžius nedidelius, ar ne? Jie yra sisteminiai. Jie žino, kad šitos temos yra neliečiamos, nors jos yra esminės, svarbiausios. Šitos temos neliečiamos. Kaip pasisakė kokia nors mažytė partija žaliųjų, ten dar kokia nors nedidelė, kur niekur nebuvo. Jie iš vis tylėjo ir ignoravo. Nes jų užduotis dabar sėdėti ir jeigu prireiktų, jeigu atsirastų galimybė, toliau tai sistemai tvarkingai ir tarnauti. Sistemos požiūriu jie nesipriešina visiškai. Vėl, aš čia kaip skirtumą sakau, su mano sąrašu, o mano sąrašas išplaukė iš mano prezidentinės rinkiminės kampanijos metu, o prezidentinė kampanija išplaukė iš mano pilietinės pozicijos, kurią mažiausiai 20 metų aš galiu iliustruoti įvairiais darbais. Aš kaip Lietuvos pilietis pasisakiau, aš kaip Lietuvos pilietis pareiškiau poziciją ir kreipiausi ir į Seimą, ir į vyriausybę Ingridą Šimonytę, ir į prezidentą Gitaną Nausėdą dėl Amerikos kalėjimo taip pat. Nes nelegalus Amerikos kalėjimas buvo. Taip, čia užfiksuota. Užfiksuota. Mūsų prezidentas Adamkus pasako, aš nieko nežinau, o valstybės saugumo departamento vadovas pasako, prezidentas buvo informuotas tinkamai. Mečys Laurinkus dar tada buvo. Taip. Vienas iš, ne Laurinkus, Pocius, man atrodo. Pocius. Vienas iš jų, arba VSD vadovas, arba Adamkus meluoja. Bet šito klausimo nesprendžiame, kuris meluoja. Tai aš iš savigarbos klausimo klausiu ir iš tų 260 tūkstančių eurų, kuriuos mes Lietuvos žmonės sumokėjome, prašau kreiptis, prašau pareikalauti iš Amerikos atsakymų iš šitos paprastus klausimus. Tai yra mano pilietinė pozicija. Ar kokia nors politinė partija išreiškė nors panašią pilietinę poziciją visos šalies atžvilgiu? Tai negirdėjau kol kas. Gal dar ir nebuvo, vėl, ir nebuvo, nebent dabar kaip vilkai į ėriuko kailį norės įlysti ir mes pareiškėm, viskas turi būti savo laiku padaryta.